Labadiena visi, esame ant Šventosios šeimos bažnyčios šoninio stogo. Baigiamieji mūro darbai, mes matome galutinį mūro aukštį, kuris bus čia. Yra išorinis parapetas, yra vidinis. Ant šito vidinio žiedo tokiame aukštyje formuosis metalo konstrukcijos, ant kurio dėsis pagrindinis metalo konstrukcijų žiedas, stogas, kuris ir bus visada apšviestas. Jame dėsis 2 metrų langai, kuris ir atvaizduos tą žibintą. Ačiū labai vyram, visiems darbininkam, meistram, mūrininkam, kurie padeda. Matom, yra toks sudėtingas oras, bet vyrai tikrai nuoširdžiai dirba, mūrija ir daro labai tikrai šventą, prasmingą darbą. Ir iš tikrųjų taip kuriama istorija, tiek mūsų miesto istorija, tiek lygiai taip pat ir bažnyčios istorija, ir kad žmonės tikrai jaustųsi čia kaip namuose. Truputėlį ir pačiam nejauku. Tai yra maždaug virš 8 metrai aukštis, kuriame esu. Čia yra šalia miškelis ir va čia matome koplyčios dalis, lubos, kur yra va šoniniai stogai, koplyčios stogas, šoninis įėjimas, parkelis. Ir va čia vyrai daro vidinį žiedą ir jau baigiami po biškį mūro darbai. Ačiū jiem už jų nuostabų darbą ir jų pasiaukojimą. Ačiū visiems už paramą, už aukas, visiems Dievo palaimos ir gražaus laiko.